Sveiki, su jumis IT Gėris ir šiandien laidoje Apple ir jų planšetė iPad 3, mobiliųjų telefonų ir programėlių jiems naujovės, internetas, naujienos trumpai ir keletas įdomybių. Kovo 7 dieną Apple pristatė naująjį iPad 3 ir iOS 5.1. Siri dabar kalba vokiškai ir prancūziškai, o naujoji planšetė turi ryškesnį ir kokybiškesnį Retina ekraną. Taip pat įveikia žymiai sparčiau ir sugebėjo išsaugoti tą pačią 10 valandų darbo trukmę. Prekyba prasideda kovo 16 dieną nuo $500 už vieną iPadą. Apple išleidžia savo iPhone'ą dviejomis spalvomis, juoda ir balta. Samsung nusprendė daryti panašiai, jie pristatė ružavą Galaxy Note versiją. Šią ekstravagantišką telefonui spalvą jie tikisi sudominti gražiąją lytį. Techniniais parametrais didžiulis telefonas nesiskiria nuo savo juodojo brolio. Neseniai pasibaigė vienas reikšmingiausių išmaniųjų telefonų raidai renginys Mobile World Congress. Ten buvo pristatyti naujausi technikos gaminiai, o konkrečiai sulaukęs daug dėmesio telefonas HTC One X, kuris pasižymi kokybišką, galimybių nestokojančią kamerą, galingu Nvidia Tegra 3 procesoriumi, ryškiu 720p ekranu. Planšečių šeimoje triumfavo naujasis Samsung Galaxy Note. Šis išsiskiria spartumu, viskas veikia greitai ir neprikaištingai. Funkcija S Pen, kuri įgalina piešimą bet kur. Jos pagalba galime žymėti puslapius, nuotraukas, piešti ir rašyti tekstą. Tobuliausią dizainą turintis telefonas Panasonic Illuga, apie kurį jau kalbėjome prieš tai buvusioje laidoje, o pačiu inovatyviausiu įrenginiu pripažintas Nokia PureView. Suomiai sugebėjo sutalpinti 41 megapikselio kamerą su automatiniu fokusavimu ir nuotraukų spausdinimo technologija. Taip pat šis sugeba filmuoti 1080p video ir priartinti vaizdą 4 kartus be kokybės praradimo. JAV valstija Vakarų Virdžinija, o tiksliau jos saugumo departamentas išleido įdomią programėlę. Jos tikslas skatinti gyventojus fotografuoti ir aprašyti jam įtariamus asmenis. Programėlė fotografuoja ir rašo fotografavimo vietą ir leidžia vartotojui pakomentuoti nuotrauką. Po to šį siunčiama į policiją, kur prireikus gali būti panaudota kaip įkaltis. Kompanija Microsoft, kurianti populiarią žaidimų seriją Halo, išleido video, kuris duoda užuominą apie Halo 4. Nauja grafika, įvairūs patobulinimai ir pagražinimai tikrai padidins malonumą žaisti. Fujitsu erzina naujuoju Ultrabook serijos kompiuteriu, vos 16 mm storio ir sveriančių mažiau nei 1,5 kg. Barnes & Noble išleido naują pigią planšetę, gebančią konkuruoti rinkoje. Naujasis Nuke turi 8 GB vidinės atminties ir 7 colių įstrižainės ekraną. Gizmo Craze sudarė 10 nemokamų ar bent jau labai pigių dalykų sąrašą. Pirmoje vietoje atsidūrė Wi-Fi. Iš tikrųjų, bevėlis internetas yra beveik visur ir dažniausiai nemokamas. Skype pokalbiai. Tarp Skype vartotojų pokalbiai nemokami, o į paprastus telefonus velniškai pigus. Blogai. Daugybė kompanijų mielai patalpins jūsų tinklaraštį pas save. Nemokamai. Nemokami online žaidimai, linksmas ir greitas laiko praleidimas prie kompiuterio. Kūrybingumas ir mokymasis internetu. Dažnai tai yra nemokama ir išties naudinga. Išmaniųjų telefonų programėlės. Dažnai jos yra nemokamos ir atlieka naudingas funkcijas arba padeda mums. Elektroninis paštas ir socialiniai tinklai. Iš tikrųjų, bendravimas nuolatiniu būdu jau seniai yra nemokamas. Pirkimas iš turgaviečių. Akivaizdžiai natūralesni ir pigesni produktai yra ten. Šiandien viskas. Taupykite ir tobulėkite. Su jumis buvo IT Gėris. Palaikinkite ir pasidalinkite su draugais. Sėkmės!